Kaip drįščiau sakyti, kad lietuvių vyrų smegenyse nėra operacinės sistemos. Jie yra susikūrę kažkokias savo subjektyves operacinės silpnas sistemas ir jų pagrindų bando gyventi. Bet jos yra nepajėgios spręsti šiuolaikinius gyvenimo iššūkius. Reikalinga į visų lietuvių vyrų smegenys kolektyviai suinstaliuoti kažką kokybės prasme nemažiau kaip iOS, kaip, reiškia, Maco operacinė sistema, kad jį būtų stabili, tvirta ir suderinama tarp jų visų, kad jie galėtų susišnekėti ir kad jos pagrindų būtų galima spręsti labai sudėtingus uždavinius. Prasme, tai turi būti pajėgi, kokybiška, šiuolaikiška mąstymo platforma. Lietuviai, vyrai šito neturi. Tai yra, tokia, galima sakyti, būrelis valstiečių, kurie bando po truputį primityviai kažkaip vieni su kitais kalbėtis. Taip kaip